tiesa, biblioteka informacijos ir žinių namai. Juk mūsų lentynose daugiau kaip 158 tūkstančiai leidinių. Kiekvienais metais bibliotekos lentynos pasipildo maždaug apie 11 tūkstančių naujų leidinių. O tai yra virš 120 metrų aukščio knygų kalnas, beveik kaip aukščiausias Vilniaus dangoraižis. Statydami šį kalną darbuotojai teikia užsakymus Ekspres informacijos kataloge, vykdo viešuosius pirkimus, registruoja sąskaitas dokumentų valdymo sistemoje. Gautus leidinius skirsto viešosios bibliotekos padaliniams ir skyriams. Leidinius įtraukia į LIBIS sistemą, tai yra Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą. Toliau juos inventorina, šifruoja, formuoja knygų paskirstymo aktus ir registruoja dokumentų valdymo sistemoje. Bibliotekiškai tvarko knygas, klijuoja lipdes ir brūkšninius kodus, rašo šifrus. Tai dar ne pabaiga. Toliau bibliotekos darbuotojai ruošia knygų siuntas, spausdina lydomosius dokumentus, tuomet pakuoja ir perduoda leidinius padaliniams, kurie galiausiai išdėstomi į lentynas. Atrodo painu ir sudėtinga? Nagi paprastai tariant, nauji leidiniai prieš pasiekdami skaitytoją yra kilnojami daugiau kaip 55 tūkstančius kartų. Toks tas kelias iki skaitytojo rankų, tikrai vertas dangoraižio vardu. Esame istorinės atminties saugotojai, komplektuojame, skanuojame, publikuojame, kaupiame ir sisteminame mūsų kraštotyrinę informaciją, pristatome ją visuomeniai ir saugome ateities kartoms. Bibliotekoje knygos visur, lentynose, spintose, ant stalų, parodų stenduose ir net autobuse, bibliobuse, atsarginiuose knygų mainų fonduose, rūsyje, įvairiose papildomose patalpose. Knygos nuolat keliauja iš bibliotekos į biblioteką, iš rankų į rankas, iš vieno Lietuvos miesto į kitą, juk Lietuva viena didelė biblioteka. Vien pernai metais bibliotekoje vyko daugiau kaip 400 renginių. Vidutiniškai viename renginyje apsilankė apie 50 lankytojų nuo gimimo iki daugiau kaip 80 metų. Jauniausi mūsų renginių lankytojai vos kelių mėnesių kūdikiai, lankantis multimažyliai užsiėmimus. Vyriausi tai smalsūs ir žingeidūs garbaus amžiaus senjorai renginių lankytojai. O kokia tai kultūrinių, edukacinių ir mokomųjų renginių įvairovė? Tai ir knygų pristatymai, bibliotekos klubų susitikimai, vaikų stovyklos ir edukacinės pamokos, skaitmeninio raštingumo, saugumo internete, anglų kalbos ir kiti įvairiausi mokymai. Koncertai, repo pamokos, poezijos popietės, talentų pasirodymai, žygiai, protmūšiai, paskaitos ir pranešimai, kino seansai, spektakliai, garsiniai pasakų skaitymai, parodos, kūrybinės dirbtuvės ir terapiniai renginiai. Visa Lietuva susijungia bibliotekose mače ir respublikinės reikšmės akcijos. Skaitimo iššūkis vasara su knyga, Šiaurės šalių literatūros savaitė, bibliotekų knygų kalėdos, nacionalinis diktantas, saugaus interneto savaitė, senjorų dienos internete, medijų ir informacinio raštingumo savaitė. O kur tik nevyksta šie renginiai? Bibliotekose, parkuose, terasoje, mokyklose ir darželiuose, bendruomenių namuose, kultūros centro skyriuose, seniūnijų salėse, mūsų miesto ir kitų miesto aikštėse, stadionuose ir įvairiose šventėse, šalia paminklų ir atmintinose vietose. Biblioteka yra ten, kur esate jūs. Biblioteka ne tik vieta. Esame savo lankytojų, bendruomenės, Lietuvos, Europos ir viso pasaulio bibliotekų partneriai ir organizacijų nariai. Kartu su Lietuvos bibliotekininkų draugija priklausome Tarptautiniai bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijai IFLA.
Čia kartu su dar 150 pasaulio šalių didiname bibliotekų ir bibliotekininkų vaidmenį visuomenėje. Remiamės IFLA ir UNESCO viešųjų bibliotekų manifestu, žengiame pirmyn su kultūriniu švietimu, technologijomis, inovacijomis ir iniciatyvomis. Aktyviai dalyvaujame Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijoje ir būrėme Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrių. Matome kitus, o kiti mato mus. Nuolat keliaujame į Argentiną, nors ir virtualiai, kur bendradarbiaujame ir draugaujame su pasaulio lietuvių bendruomenė Argentinoje ir Sarmiento Vila biblioteka. Dalijamės idėjomis, rūpesčiais, džiaugsmais, darbo organizavimo užkulisiais. Šie metai mums ypatingi, nes Europa įvertino mūsų biblioteką. Mes itin džiaugiamės, kad pelnėme Europos bibliotekų iššūkių nugalėtojo statusą. Kartu su visų senuoju žemynu sprendžiame socialinės 21 amžiaus problemas savo bendruomenėse. Kiekvienais metais biblioteka teikia projektinės paraiškas, ieško finansavimo galimybių, kuria naujas paslaugas, gerina paslaugų kokybę, pasiūlą, prieinamumą, per metus įgyvendindama nuo 10 iki 12 projektų. Sėkmingai dalyvavome ES finansuojamuose programuose Erasmus+, Interreg kaimynystės programoje, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, kultūros tarybos ir jaunimo reikalų departamento programuose ir žinoma Marijampolės savivaldybės programuose kultūros, aplinkos apsaugos rėmimo, atvirųjų jaunimo erdvių, visuomenės sveikatos ir kitomis programinėmis temomis. Projektų dėka organizuoti įvairūs renginiai ir festivaliai bibliotekoje, pastatyta ir įrengta naujoji bibliotekos žinių terasa, sukurtos pramogų erdvės jaunimui, vaikams ir ne tik, tokios kaip virtualios realybės, fotografijos, įrašų studijos. Kuriami meno kūriniai ir instaliacijos bibliotekoje ir šalia jos, telkiama, mokoma, skatinama vartoti kultūrą visa mūsų bendruomenė, visa Europa ir visas pasaulis. Tad biblioteka ne tik vieta, biblioteka tai reiškinys.